Šiandien lapkričio 16 diena. Gimnazijoje organizuojama pilietinė akcija Tolerancijos laivas. Ši akcija skirta Tarptautiniai tolerancijos dienai paminėti. Šiemet siūlome idėją kiekvienam mokiniui padaryti tolerancijos laivą ir ant jo užrašyti savas mintis apie toleranciją. Laivas plaukia, juda, keičia kryptį, kaip ir žmogus. Kiekvienas žmogaus laivas yra kitoks ir jį plaukdame skirtingą kryptimi. Plaukdami gyvenimo keliu mes sutinkame laivus, nepanašius į mūsų, kitokių spalvų, kitokios konstrukcijos, skirtingų dydžių, su skirtingomis burėmis. Kaip tada elgiamės? Juos aplenkiame, šaliname iš savo kelio, nekreipiame jokio dėmesio, o gal pamajuojame iš tolo, ar užmezgame draugystę, o gal paleidžiame strėles. Kai tu žiūri į kitokį nepalankiai, žinok, kad tavo laivas taip pat gali atrodyti kitoks, išplaukęs į didžiuosius vandenis. Kaip tada jautiesi tu savo laive? Laive, kaip ir gyvenime, susitinka skirtingi žmonės, kurie gali vienas kitam nepatikti. Tarp jų gali nebūti bendrų interesų ar simpatijos, bet jie turi plaukti kartu, vienas kitą toleruoti. Nes nėra kitos išeities, visi yra viename laive. Mes esame viename didelėme erdvėlaivėje, Žemė, ir labai lengvai priimame bendraminčius, mums patogius bendrakeleivius, o į kitokius dalis mūsų žiūrime su nepasitikėjimu, tai yra netolerantiškai. Senajame testamente, pradžios knygoje, minimas laivas, Nojaus arka, į kurį Nojus Dievo patarimu paėmė savo vaikus ir visų gyvūnų po porą, kad neišnyktų įvairios gyvūnų rūšys. Šiame Nojaus laive visi turėjo gyventi tolerantiškai ir nežiūrint skirtumų, sugyventi taikiai. Šis pavyzdys iš Šventojo rašto parodo tolerancijos reikšmę, pakantumą kitokiam, kurio, analizuodami pavyzdžius iš istorijos ir mūsų kasdienio gyvenimo situacijų, pasigendame.